paieškoje galite tiksliau parinkti paieškos žodžius, nurodyti dokumentų kalbą ir tikslesnį dokumentų sukūrimo laikotarpį. Atkreipkite dėmesį į visateksčius dokumentus, kuriuose galima paieška. Fantastiška paslauga, Kęstuti, iš tikrųjų. Kiek skaitmeninės informacijos saugo e-paveldas? Šiuo metu apie 3 milijonai puslapių. 3 milijonai puslapių. Aš noriu pabrėžti taip, kad tai yra nebaigtinis procesas. Čia mūsų visų pareiga yra, kad tą mūsų visą paveldą, ilgametę sukirptą visą istoriją padaryti maksimaliai lengvai prieinamą žmonėm. O tai vienintelis, ko gero, būdas yra padaryti suskaitmeninius, padaryti elektroniniu būdu. Nes, kaip ir minėjai, pats savo neseną istoriją, reiškia, vykti į biblioteką, užsisakyti, kol ją suranda, kol pristato, be abejo, tai yra ir laiko imlus dalykas, ir nėra patogus. Tam yra vyriausybė, yra netgi tokia specialią skaitmeninimo strategiją patvirtinus, tai iš tikrųjų, tai tikrai visi, tiek politikai, tiek specialistai jaučia pareigą tą mūsų istoriją visą padaryti tikrai labai lengvai prieinamą, kad duotų tam reikalingą rezultatą ir naudą. O jeigu aš randu dokumentą e-paveldo svetainėje ir vis tik dėl kažkokių priežasčių noriu jį pačiupinėti tikrą, fiziškai, ką man daryti? Na, visiškai suprantama, jeigu jūsų noras arba poreikis yra ne tik tai turinys, bet ir norit prisiliesti prie tos istorijos. Pauostyti seną laikraštį. Prisiliesti, tada be abejo reikia atvykti jau. Čia jau, kaip sakyti, tikrai jūsų, kaip sakyti, valia, reiškia, nes tikrai žmonės, kurie domisi pačiu. Taip, įdomu paimti ranką laikraštį per to šimtmečio ar kada tai. Taip, tai reikia ateiti. Bet tai yra tikrai labai specifinis labai poreikis. Pasižvalgėme truputuką į praeitį, dabar keliaukime į visiškai netolimą ateitį, į netolimą e-paslaugų ateitį Lietuvoje. Policija, elektroninė policija arba e-policija.lt. Mūsų pokalbio pradžią atidarys reportažas. Lietuvos policija jau nuo senų laikų bando ieškoti, kaip tobulinti savo paslaugas, kaip įteikti jas kokybiškai ir vienas iš būdų, kurį mes pamatėme, kad galėtume tai realizuoti, tai yra internetinė erdvė. E-policijos paslauga skirta faktiškai visiems žmonėms, ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir užsienio piliečiam, kurie galimai nukentėjo nusikalstamos veikos arba teisės pažeidimo, ar buvo liudininkai tokio įvykio, ir tie, kurie faktiškai turi nusiskundimus dėl policijos veiklos ir visa informacija, kuri susijusi su nusikalstama veika arba teisės pažeidimais. Ši paslauga atnaujintam portale, kuris vadinsis, mes taip trumpinai vadiname e-policija, bus paleistas nuo lapkričio 1 dienos. Šita paslauga veiks keliais būdais. Pirmas būdas tai yra portalas. Žmonės galės prisijungti prie portalo ir užpildyti struktūrizuotas formas. Taip pat tą pačią informaciją galės pateikti SMS žinutę arba taip vadinamą MMS žinutę. Taip pat galės pateikti elektroniniu paštu. Ypatybė tai, kad visur, bet kokiam elemente, jie galės pasirašyti dar elektroniniu parašu. Viešosios paslaugos skirtumas yra tai, kad mes priima ir anoniminius pranešimus, tai yra žmogus gali neautorizuotis. Bet mes rekomenduojam autorizuotis vien todėl, kad jeigu žmogus autorizuosis, jisai galės, nereikės jam, jisai užsiregistruos paskyrą savo, jisai susives, pavyzdžiui, vardas, pavardė automatiškai, gyvenamoji vieta, deklaruota vieta, galės įsivesti savo elektroninį paštą, nurodyti savo telefono numerį ir tie duomenys bus perpanaudojami jau tolimesnėse žingsniuose, jam nereikės jų papildomai pildyti. Taip pat, jeigu jisai autorizuosis, jisai gaus, vadinasi, to pranešimo būseną. Kokia jis yra? Pavyzdžiui, užregistruotas, priimtas, atmestas, pradėtas ikiteisminis tyrimas, nukreiptas kažkoks papildomas patikrinimas darosi. Tai reikš tai, kad
pats žmogus galės kontroliuoti, kas su jo pateikta informacija veikia. Šita paslauga skirta neskubiems įvykiams. Jeigu yra skubus įvykiai, reikėtų skambinti bendrojo pagalbos centro telefonu 112. Tačiau jeigu vis tiek žmogus užpildo, mes dabar diskutuojame, nes priklauso nuo kiek tokių pranešimų bus. Mes manome tai, kad bet kokį šitą pranešimą mes turėtume sureaguoti per 6-12 valandų. Puiku. Neišeinant iš namų galima pranešti apie teisės pažeidimą. Puiku. Kada tai veiks, Kęstuti? Kiek man žinoma, šitas projektas baigėsi būtent spalio mėnesį. Spalio pabaigoje policija organizuoja tokį kaip ir viešą pristatymą užbaigimą projektų. Aš tikiuosi tikrai, kad bus sėkmingai pabaigtas, nes jau jie pranešė apie savo ketinimus. Taip, kad lapkričio mėnesį, aš manau, bus galima naudotis šitom paslaugomis sėkmingai, tikrai dabar reikalingos, nes manau, kad visi turės galimybę žymiai operatyviau, efektyviau, greičiau reaguoti į tam tikrus pastebėtus negerus dalykus. Tai visų šventųjų dieną ne tik uždėkite žvakutę, bet ir praneškite apie nusikaltimą. e-policija.lt labai artima e-paslauga ir e-ateitis. Tai, mielas Kęstuti, mes šioje laidoje apžvelgėme nemažai e-paslaugų. 1, 2, 3, 4, 5. Ką jūs galėtumėte pasakyti visiems 100 mūsų stebintiems bibliotekininkams? Kas svarbiausia, kokią svarbiausią žinią jie turėtų išsinešti iš mūsų šios diskusijos? Na, be abejo, bibliotekos ir juose dirbantys žmonės visais laikais buvo tam tikros žinių šviesos šaltinis. Tai aš tikrai linkiu, kad tokiu ir būtų. Tikrai linkiu, kad žmonės čia atėję biblioteką tikrai surastų ir gautų atsakymus į visus klausimus, juos dominančius. Ir be abejo pasikeitė dabar ta informacijos prieinamumo aplinka arba ta technologija. Anksčiau tai buvo knygos, žurnalai, laikraščiai, dabar be abejo galima jau tą pačią surasti ir internetu, kompiuteryje. Tai būtent bibliotekos darbuotojų misija, net kiek patys, be abejo patys turi būti žingsnį į priekį, kad jie galėtų pamokyti žmogų, parodyti turbūt žingsnį į priekį. Tai va tikrai linkiu visiems, kad jie tą žingsnį visą laiką priekį išlaikytų, tikrai domėtųsi, tikrai būtų, reiškia, labai aktyvūs dalyviai šito proceso. O ką dar palinkėčiau, kad tikrai paskatintų ir pamokytų žmonės naudotis elektroniniam paslaugom. Nes reikia suprasti, kai ne tik tai bus pagalba žmogui, bet bus didelė labai pagalba ir pačioms institucijoms valstybės, savivaldybių ir tarnautojams, nes tik tai naudojimas paslaugų ir tam tikro grįžtamo ryšio gavimas padeda jas tobulinti, padeda surasti kelių, kaip jas padaryti dar labiau vartotojiškas, dar labiau tenkinančias poreikius, bet tam reikalinga būtent grįžtamasis ryšys, kad mes gautum informaciją apie pastebėtus ar tai nepatogumus, ar tai tam tikrus, reiškia, sutrikimus, galų galia netgi pasiūlymus, kaip patobulinti. Tai iš tikrųjų padėtų toliau žengti, toliau tobulinti paslaugas. O va, šitas paskatinimas žmonių parodymas, nes kartais žmogus nežino, ar tikrai bibliotekos darbuotojas gali tikrai puikiai padėti, parodyti, pamokyti ir tikrai žmogus pajusdamas tą naudą toliau jis naudosis. Taip, kad tikrai linkiu tapti tuo žinių nešėjų, tos pažangos skleidėjų, būtent bibliotekų darbuotojus. Tokia jų ir misija, aš matau. Turbūt svarbiausias žodis būtų pabandykite patys, ar ne? 2 žodžiai. www.epaslaugos.lt. www.epaslaugos.lt. Kęstuti, sulaukėme ir klausimų iš bibliotekininkų, kas yra labai labai džiugu. Jurga klausė, kokiu būdu gaunama pažyma? Elektroniniu būdu ar siunčiama paštu popierinė? Na, čia klausimas iš tikrųjų toks gana bendras, nežinau ar konkretus, ar tai konkreti pažyma, ar aplamai pažyma. Nes gali būti ir taip realizuota. Čia priklauso, koks toks pažymos yra poreikis iš pačio žmogaus. Galiu priminti, kad šiaip pažymų dabar tam, kad nunešti kitą instituciją, tikrai šito nereikia prašyti, tikrai to nereikėtų. Dabar jeigu ta institucija arba tas subjektas, kam neš tą pažymą, ponia Jurga, taip,
Tai ten reikia ir sužinoti, kokios jos reikia, elektroninis ir popierinis. Ar su parašu, ar Taip, su tai fiziniu jeigu jinai parašu, bus, ar elektroniniu jeigu parašu. jinai bus, reiškia, reikalinga popierinį, nu tai be abejo, tada reikia užsisakyti galima elektroniniu būdu, tačiau popierinėje gavus nešti tam, kuris jau jos laukia. O jeigu jis pakanka elektroninė, tada galima prašyti elektroninę, išrašys pasirašyti elektroninių parašų institucijos ir nusiūs į tą pačiam